Tikiuosi sklandžiai vyks tie persijungimai, šiandieną persijungimai. O, ne aš. Istorija. Jubiliejus, klientas labai dėkingas ir pakviečia mane antrą kartą vesti šventę. Ateina šventinis momentas prapjauti ir ragauti jubiliejinį tortą. Aš tą tortą laikau rankose, kalbu žodžius sveikinimo, būna šis tortas toks saldus, kaip jūsų metai, kaip tavo metai, Karoli. Ir pasisuku į didžėjų, pasakau, pradėk fanfaras, pasisuku atgal ir tortas lieka čia, ant žemės. Tyla salėje visiška, pilna tyla, girdžiu kliento žodžius. Pyp, išskaičiuosiu iš honoraro. Bet net toje situacijoje kažkaip sugebėjau išsisukti ir vakarinio pabaigoje ačiū klientui, sako, Pauliau, kad tik tokios bėdos būtų mūsų gyvenime. Ačiū tau už gerą renginį. Tai iš tikrųjų patirtis veža, tiesa, čia buvo mano didžiausias feilas vedėjo mano karjeroje, o to užsiimu daug metų. Pradėjau renginiuose iš tikrųjų dirbti prie DJ pulto. Štai, Markulis sako, žmona, tai tu čia nuo 9 pradėjai DJ? Ne, bet bandykite atspėti nuo kelių, prieš kiek metų pradėjau DJ, kiek metų tai darau? 30. Nuo 16. Daugiau? 31, 94-aisiais pradėjau, 11 klasėje mes jau pradėjome organizuoti diskonus keliose kitose mokyklose. Ir tą pradėjom už pinigus, ta prasme, jau neskaičiuoju nemokamai, bet kada pradėjau profesionaliai didžėjti. Ir iš tikrųjų jau nebeskaičiuoju, bet žinau, kad tikrai esame atgroję su mūsų komanda ir aš vienas kažkada pradžioje daugiau nei 1000 renginių. Mažiausias renginys, kuriam teko groti, buvo 8 svečiai, didžiausias 20 000 plus, tai turbūt didžiausia sporto šventė Lietuvoje, vienas didžiausių sporto renginių, manau, yra Vilniaus maratonas, teko prisidėti prie jo ne kartą taip pat. Vesti renginius pradėjau kiek vėliau, štai jaunas Markulis vedėjas, 2007, bet jau 18 metų irgi tą darau ir virš 500 renginių teko vesti ir prisidėti kaip vedėjai. Mažiausias renginys 10 žmonių, didžiausias taip pat sporto šventė virš 10 000 žmonių. Iš tikrųjų, patirtis padeda tiek kuriant renginius mano klientams, mūsų klientams, tiek kuriant scenarius, tiek numatant nenumatytas problemas, kurios gali iškilti, arba prie jų prisitaikant labai greitai. Yra geras labai principas, kurį naudoju renginiuose, go with the flow. Tai yra prisitaikai prie to, kas vyksta ir stengiasi padaryti nuostabią, nepakartojamą šventę savo klientams. Ar tai būtų įmonė, ar tai būtų asmeninė šventė. Ir iš tikrųjų dėkingas klientams už gražius atsiliepimus, kurių daug esu sulaukęs per tiek metų. Paskaitysiu tik vieną, man jisai kažkaip labai man mielas dalis to atsiliepimo. Šventėje nebeliko jokių kultūrinių ir kažkokių stebuklingų būdų, netgi kalbos barjerų. Visi buvome kaip viena didelė šeima ir didžiąja dalimi tai Paulius nuopelnas. To ir stengiuosi, to ir siekiu, jeigu šventė keliomis kalbomis ir viena kalba, mano tikslas kaip vedėjo yra apjungti visus į vieną šeimą, į vieną hebrą, kaip aš sakau, ir kad būtų tai nuostabi nepakartojama šventė. O šiuo metu ieškau įmonių, kurios norėtų nuostabaus vasaros renginio. Būsiu dėkingas, jeigu pasidalinsite šią nuorodą su savo rato žmonėmis, kolegomis, partneriais ir klientais. Mielai padėsime su mūsų komanda suorganizuoti ir išpildyti nuostabų vasaros renginį. Ir viena iš pridėtinių verčių, ką siūlau savo klientams, tai padedu organizuoti renginius ir padedant organizuoti rekomenduoju išbandytus, patikrintus tikrai pačius geriausius kolegas, partnerius renginių sferoje, ypač aišku vienai tinkle, o kas nėra už jos ribų. Ir šiandieną noriu jums kaip prizą siurprizą pristatyti, gal pristatinėti ir nereikia per daug. Tai kolega turbūt geriausias, žinokit, dirbęs su dauguma, jei ne visais iliuzionistais, tai man bent jau asmeniškai geriausias iliuzionistas Lietuvoje, Antonas. Tai geruoju. Sveiki visi, prieš
pasakojimą noriu, kad visi atsigautų po ekologijos temos, pavyzdžiui. Iš karto klausimėlis, turit kas nors kortas? Turit? Ne, turit. Turit. O kas jeigu Trumpas ateis? Neturėsit, nieko nebus gero. Aistė turi kortų, Aistė išmaišėt. Aš prašiau išmaišyti, taip? Labai gerai. Taip, dar. O koks vardas sėdi panelė? Erika. Erika, kaip tik reikia tokios, žinot, tokios protingos, tokios emocionalios, žavingos, gražios panelės. Galit paprašyti, kad ateitų tą, kurį su motociklais važinės? Jokauju, Erika, ateikit, prašom, labai reikia jūsų pagalbos. Erikos reikia, ne jūsų, man reikia Erikos. Ne. Aiste, jūs sėdėkit, jūs irgi pilnai atitinkat tą prašymą, bet Erika dabar supyko ant manęs ir ji labai gerai kontroliuos visą situaciją. Ji norės mane prigauti tiesiog. Bet jei, Aiste, kad labai nepyktų, irgi truputį sudalyvaus. Erika, pažiūrėkit, ar viskas normaliai su kortom, ar kita Aiste nieko nepridirba. Išmaišė kaip priklauso. Viskas gerai. Aš noriu, kad būtų žiauriai sąžiningas triukas. Todėl dar mums padės Erika. Ji turės ištarti stebuklingą žodį. Aiste. Žinom, kad Aiste tikrino, ar savo klubo narius gerai atsiminė pavadžiau. Aiste, susikaukit. Mažai pasaulyje panelių, kurios gali tą žodį pasakyti. Kai aš darysiu štai taip, kažkurio momentu sakysit, užtenka. Galit stop sakyti, kad būtų greitai. Jūs stebėsite, Erika. Aš tikrai ten sustočiau. Prašau. Ten jau dažnam. O kaip jūs vairuojate, aš nesuprantu. Raisas. Žinokit, Pauliui labai liūdna, jis paaukojo savo laiką ir jis tikėjosi tikslingiau panaudosim tai. Pratęsti. Jūs esate skaičiavęs, kad po 5 sekundžių sakysiu, dabar sakysiu. Stop. Neliko kortų. Gerai, paskutinį kartą bandom. Stop. Iš karto beveik pasakė. Matot, kokia gudri. Nors atrodo, apie jūs jau kalbu. Stebėkit, kad ne vienos daugiau sąžiningai, taip, paimkit ir per... Taip. Kortą, taip. Per visą kortą jūs kažką parašysit. Galit vardą, nors vardą aš ir taip žinau kažką geriau originalesnio šitoj pusėje. Pavyzdžiui, banko kortelės, PIN kodą, kažką tokio. Turim dar vieną pasirodymo dalyvį. Maišelis, taip. Judita, apžiūrėkit, ar nieko keisto, ar kitų nieko. Pažiūrėk, tikrai maišelis kaip maišelis. Iš nieko, pažiūrėkit, ar nieko. Banko kortelė. Blogai, tik čebureko kvapas, daugiau nieko. Kaip? Per ilgai buvo kalbos apie ekologiją suvalgyti. Kągi, viskas, taip? Dabar svarbiausias momentas, jūs galite kortą įkišti kur tik norit, turiu omeny kaladę. Ir išmaišykit dar šiek tiek. Truputį išmaišykit. Pauliau, telpam dar? Nežinau, visiems įdomu, tikiuosi, nebe komisija, nestebi laiką. Gerai, tvarkoj. Taigi, kas ką tik įvyko, daug kartų maišė tas kortas, visai išsirinko kažkokią atsitiktinį iš kažkokio 5 kartą. Dabar svarbiausia, kad aš neturėčiau rankovių, kad visos kortos keliauja į maišelį. Ir Erika, jūsų užduotis, pažiūrėkit, ar tikrai visos maišelė. Taip, negudrauja. Dabar aš irgi noriu šiek tiek kortas išmaišyti. Taip, truputį. Kaip? Pamiršot? Nu, žiūrėkit, galim padaryti kitaip. Kitaip galim padaryti, pažiūrėkit, ar yra ta korta kažkur. Yra, parašė BNI, čia buvo žiaurus netikėtumas. Gerai. Taip, bet gal dar kažką norit parašyti? Tvarkoj, žiūrėkit, tada dar kartelį, nieko maišę, po to galvosit, kad aš kažkokiu iš anksto ten prikišęs. Taip, jūsų kortą pamirčiau, gerai, kažkur bus. Tiek to.
Taigi, taip, visas įmetam ten ir aš irgi šiek tiek noriu. Būtent. Traukit. Ar ta pati? O kaip jums atrodo, Erika, kas man šio triuko metu buvo apskritai sudėtingiausia ar man buvo sudėtingiausia susitvarkyti su Aiste, ar dar kažkokių buvo niuansų? Ne, aš manau, susitvarkyti su Aiste. Žinokit, ne tik su Aiste. Aiste, aišku, yra sudėtingas žiūrovas, bet daug sudėtingiau. Kaip? Pirštų nenuspėjau. Dar sudėtingiau buvo nieko neprapilti. Ką aš turiu omeny? Va šitą. Maža užmagija. Palaukit. Maža užmagija ir dar šiek tiek didesnė už ryšius. Kodėl nerašinėjai? Ačiū jums, taip, čia prisiminimai. Ačiū, taip, paklausi vaikai. O kadangi atsigavau šiek tiek, noriu pristatyti dalyką, dėl kurio atėjau. Ką galima daryti su magija? Galima padaryti kažką abstrakčiai, su kortom, galima kažką padaryti su jūsų, pavyzdžiui, produkcija, kažką padaryti jūsų vietoj, gali būti dalykas, kuris susijęs su jūsų vieta netiesiogiai, tarkim, kavinė, kažką padaryti tam su kava, su servetėlė, taip toliau. Ir ko aš noriu iš jūsų, ką aš galiu pasiūlyti? Aš galiu pasiūlyti nufilmuoti triuką, būtų nufilmuotas mano komandos, būtų įkeltas mano paskyrą, ten nebūtų jokių žodžių, kad būtinai pirkit tos ir tos įmonės produkciją, tačiau galėtų būti jūsų pavadinimas kažkur fone, galėtų būti jūs galite stovėti su maike, savo logotipu, svarbiausia, kad irgi gali būti tas klipas kartu įkeltas į Instagramą, galima kelti video kartu, ir kas yra absoliučiai svarbiausias dalykas, kad tokie klipai, jie iš esmės, jie yra įdomus, nes su reklama problemos, kad reklamą visi moka identifikuoti per pusę sekundės ir praskrolina, o čia būtų pažiūrėti įdomu. Kokie būtų reikalavimai, visų pirma būtų ne kažkiek sumokėti eurų, nes eurų aš uždirbu per pasirodymus pagrindę, o čia man pačiam įdomu surinkti tų peržiūrų, bet galbūt jūs esat prijaukinę kokį nors blogerį, influencerį, taip toliau, žodžiu, sukurti įdomią aplinką tam filmavimui, kad būtų kažkoks žmogus, kuris reaguoja, kuris ten žvengia, bėgioja aplinkui, visą tai pritraukia žiūrovų, kas būtų visiems naudinga. Kadangi galbūt daugybė iš jūsų buvo situacijoje, kai nufilmuojat video, labai aukštos kokybės komanda, 10 žmonių filmuoja, įkeliant kažkur ten 3 peržiūros būna. O čia yra būdas kelis šimtus tūkstančių peržiūrų pritraukti. Tai tiek norėjau pasakyti. Klausimas. Vienas klausė, reiškia, bet jau. Ką? Norėjau pakalbėti. Gerai. Būtinai, per pietus. Būtinai. Taip, tai būsiu per pietus, pakalbėsim. Ačiū. Konsultuoja Antoną Briesbėk. Taip, tai mes turim gražią tradiciją, kurią